Vilniaus energija informacinės kampanijos paslaugas perkuria teisėtai, taip tvirtina viešų pirkimų tarnyba. Apie tai Neringa Pinkūnaitė. Prancūzijos koncerno Daikija valdoma šilumos teikimo įmonė Vilniaus energija įsigydama viešųjų ryšių paslaugas susijusias su informacinė kampanija Mes visi kaimynai ir nevykdydama viešųjų pirkimų procedūrų pažeidė viešųjų pirkimų įstatymą, tvirtina viešųjų pirkimų tarnyba. Tarnybos atstovė Aušra Pocienė, komentuodama nutarimą, teigia, jog bendrovė turėtų nutraukti sutartį su tiekėjais. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja nutraukti šitą neteisėtą sutartį ir esant poreikiui organizuoti viešąjį pirkimą. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra išimties sudarančios galimybę tvarkančioms organizacijoms įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, nevykdant įstatyme nustatytų procedūrų. Jei pirkimas vykdomas įmonės akcininko pavedimu ar šio akcininko finansuojamas. Būtent taip savo sprendimą neskelbti konkurso, organizuoja šitą informacinę kampaniją motyvuoja Vilniaus energija. Pasak Vilniaus energijos atstovų spaudai Nerijaus Mikalajūno, bendrovė ateityje vykdydama viešuosius pirkimus ketina atsižvelgti į tarnybos rekomendacijas. Mūsų teisininkai be jokios abejonės įsigilinęs, jeigu nuspręsta ateityje vykdyti informacinę kampaniją, spręsta, kaip šias rekomendacijas atsižvelgti. Vilniaus energijos atstovo teigimu, ši viešųjų pirkimų tarnybos dėmesį pritraukusi kampanija buvo vykdyta ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ši informacinė kampanija kuri jau yra pasibaigusi, buvo finansuojama tiesiogiai įmonės akcininkų lėšomis ir neturės jokios įtakos mokėjimo šilumą nei Vilniuje, nei jokiose kitose Lietuvos miestuose. Sakė Nerijus Mikalajūnas. Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu nepriklausomai nuo to, kokie teisiniai santykiai yra susiklostę tarp Vilniaus energijos ir jos akcininkės bendrovės Daikija Eastern Europe, Vilniaus energija pirkdama prekes, paslaugas ir darbus turi vadovautis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais. Timas priėmė iš naujo svarstyti prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžintas buhalterių dviprasmiškai vertintas buhalterinės apskaitos įstatymo pataisas. Jas parlamentarai buvo priėmę balandžio pradžioje. Prezidentė siūlo sumažinti minimalią metinės civilinės atsakomybės draudimo sumos ribą ir taip sudaryti platesnės galimybės patiems buhalteriams įvertinti prisiimamos rizikos laipsnį. Šalies vadovė vetavo pataisas, taip pat manydama, kad jos diskriminacinės, nes kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi pagal darbo sutartis apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims. Lietuvos draudikų asociacija buvo kreipusis į prezidentę, prašydama vetuoti įstatymą. Pasak asociacijos, įstatymas buvo priimtas skubotai ir nederintas su nei viena interesuota institucija. Lenkija ir Baltijos valstybės pareiškė esančios susirūpinusios dėl Rusijos raketinės gynybos planų Kaliningrado srityje. Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis susitikęs su savo kolegomis iš Estijos ir Latvijos sakė, kad reikia atidžiai stebėti pokyčius regiono saugume. Maskva suaktyvino savo veiksmus regione, reaguodama Jungtinių valstijų prieš raketinės gynybos projektų įgyvendinimą rytų Europoje. NATO vis kartojo, kad šiuo raketiniu skydu norima apsisaugoti nuo grėsmių iš tokių šalių kaip Iranas, tačiau Rusija laiko šį skydą potencialia grėsme jos pačios saugumui. Estijos prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas sakė, kad priešraketinės gynybos sistema pasinaudojama kaip pretekstu įrengti raketinės ir kitas sistemas Kaliningrade. Buvusio Libijos diktatoriaus Muamaro Kadafio sūnus gali būti teisiamas savo šalyje. Apie tai Vytautas Pudzinauskas. Tarptautinis baudžiamasis teismas gali netrukus atsisakyti reikalavimo buvusio Libijos lyderio Muamaro Kadafio sūnų Saifą Islamą perduoti teismui Hagoje, sakė su byla susiję pareigūnai. Pasak jų, Islamas bus teisiamas Libijoje prižiūrint tarptautiniam baudžiamajam teismui, kuris Muamaro Kadafio sūnų